Jogą nėštumo metu galima praktikuoti iš tiesų nuo pat pirmo trimestro. Labai svarbu yra, aišku, kaip pati mama jaučiasi. Jeigu jinai pirmo nėštumo trimestro metu patiria blogus tiesiog pojūčius, ar ne, ją pykina, mamai būna, sukasi galva, svaigsta, jinai neturi daug energijos, tai galima atlikti tokias lengvas, rames asanas, bet jeigu mama jaučiasi gerai, jinai jaučiasi stipriai, energingai, tai tuomet tikrai nėra jokių kliūčių, kodėl nepraktikuoti. Žinoma, būtų gerai, kad mama būtų pasitarusi su gydytoju, būtų aptarusi šitą klausimą jau su specialistu ir jinai tikrai gali tą jogą atlikti. Joga yra labai platus konceptas, tai iš tiesų mes jogą dažnai vakaruose suvokiam tik tais kaip asanas, kaip pratimus, bet jogą apskritai galima paimti kaip tiesiog meditacijos formą arba kvėpavimo pratimus ir kaip jogai sako, jeigu tu kvėpuoji, tu jau darai jogą. Tai iš tikrųjų pasirinkti savo tinkamą metodą, tinkamą praktiką ir ją gali praktikuoti nuo pat pradžių iki pat pabaigos. Svarbiausia klausyti savęs, savo kūno ir viskas bus puikiai.